Laidoje Svajonių sodai šiandien parodysime, kaip tinkamai turi būti atnaujinamos medinės tvoros, kad tarnautų ne kelis metus, o mažiausiai 10 ar 15 metų. Pabrūžinti ir nutepti dažais dėja neužtenka, sako laidos konsultantas Vivakolo ir Tikurila mokymų akademijos vadovas Audrius. Neprofesionaliai buvo paruošta dažymui ir grupės Rondo lyderio Aleksandro Ivanausko tvora. Ir jau po metų dažai nusilupo. Šitas namas, kur yra mediena, tai jinai dažyta su Tikurila dažais. Ir dabar, kaip matot, kaip nauji dažai. Jau 12 metų, kaip dažyta tas namas. Šita tvora buvo dažyta, aš nežinau kokiais dažais, tiesiog atvežė tik tai lentas jau nudažytas kažkur tai ir sustatė, bet jau po metų jau buvo negerai. Jau pradėjo tie dažai lūptis, neįsivaizduoju kokie tai dažai, galbūt netinkami, gal ne to gamintojo, gal taip. Ir dabar galų gale sulaukėme progos, kad galima atnaujinti šitą tvorą. Ir čia jau bus džiaugsmo ne tik tai mum, bet ir kaimynam. Bet jo, visai gatveliai bus džiaugsmas. Šiuo atveju mes naudosim ploviklį specialiai nuo pelėsio, žalumos, ir kuris galbūt galėtų būti ir agresyvesnis šitoje vietoje, kad galėtų kuo labiau patirpdyti seną dažą, ar jo likučius, galim sakyti taip, ir seną plėvelę, to išpilkėjusio medienos. Tai jisai, ką padarys šitas ploviklis? Jisai dezinfekuos tam momentui labai gerai medieną, Tikurilas Homenpoisto, paprastai būna koncentratas, tai mums reikia tik tai pasiskaityti, kokiom proporcijom skiestų vandeniu. Ir po 20 minučių mes galėsim jau kaip čia imtis šiek tiek mechaniškai pamasažuoti. Tai yra profesionalūs Anza gramdikliai, skirti, šiuo atveju mes juos panaudosim keliem dalykam. Tai yra sakų pašalinimui, mechaniniam nubraukimui nuo gramdymui nuo paviršiaus. Ir iš principo jie tikrai mums atliktų didžiulę dalį darbo nugramdant tą pilką medieną. Toksai 2 taškų gramdiklis su wolframo plieno geležtė, kuris remiasi į plokštumą, reikėtų parodyti. Remiasi į plokštumą 2 taškais. Ta patį špilkėjusį sluoksnį ar seną dažų sluoksnį mes galim kuo puikiausiai pašalinti. Tvoros atnaujinimui naudojami Anza įrankiai, kurie pagelbės greičiau atnaujinti tvoros medieną. Ir po keletos minučių rezultatas visus nustebins. Tvora atrodys kaip nauja. Čia šiuo atveju, kai mes taip jau išsivalom iki pat pagrindų, čia nelieka visiškai jokio beveik seno produkto, dažo ar dažyvės, kas ten buvo po apačia, mes iš principo galėtume atnaujinti tiek pilnai dengiančiais dažais, tiek dažyvę. Abudu variantai čia šiuo atveju galimi. Kai jau mes tą visą fasadą nusiplausim, pasivaikščiosim kažkiek tai su gramdikliu, tos sakus pašalinsim, jau jisai išdžiovintas, paruoštas dažymui, reikėtų nepamiršti ir atlikti vieną labai svarbų dalyką – impregnuoti. Šito produkto... Čia būtina impregnuoti, ar nebūtina, pasakykit. Turbūt ir dažyti nebūtina. bet jeigu norima pasidaryti, kad tarnautų ilgam laikui, šitas žingsnis reikalingas. Su kai kuriais produktais būtinas. Su dažais jis irgi bus šiuo atveju reikalingas. Jo pagrindinė funkcija, kad jisai tą medieną apsaugotų nuo vandens. Ir šiuo atveju mes naudosim Villa Lazur Aqua impregnantą. Naudojame prieš dažus, prieš dažyvės, prieš langinį laką ir iš principo galima prieš visus lauko produktus įnaudoti. Jo pagrindinė funkcija impregnuoti medieną ir apsaugoti nuo atmosferos, nuo kritulių, nuo vandens poveikio. Papildomai jis turi savyje tų prieš pelėsinių priedų ir tiek, kiek jis geria, ten tą vietą vis apsaugota. Šitą medieną gers kaip sugertukas. Aš jau matau, jinai gers labai gerai šitą impregnantą. Ir jo pagrindinė bus funkcija dar apsaugoti nuo medienos trūkinėjimo. Labai gerai. O kokie būtų variantai tvoros dažymui? Jeigu priderint prie namo lentų spalvos, tai tik tai šitą rudą.
Tik tai šita ruda, kadangi čia panašiai tokia spalva ir buvo, nu, kol jinai buvo. Ir čia pasirinkot vieną iš tų paruoštų spalvų. Jo, Gamykloje taip. spalvintos yra 6 spalvos, labai tokios pataikytos, gerai dengiančias ir pagal savo tą tokį spalvinį koloritą pakankamai, mums priimtinos. Bet spalvų mes galim rinktis jau tokį kaip ir didesnį asortimentą. Iš principo, tai yra dalis iš mūsų fasadinio spalvyno, kuriame yra 760 atspalvių. Bet jau čia gaminama. Čia jau bus taip, gaminama spalva prekybos centre dažų skyriuje. O iš dažų mes šiuo atveju naudosim Villa Color, Villa Aqua dažus. Lauko mediniam fasadam, tvorom, kitiem mediniam elementam. Aqua tai reiškia irgi vandenio atsparus, ne? Aqua šiuo atveju reiškia, kad jie vandens pagrindu. Taip, jos reikalų esant galima skiest vandeniu. Ir paprastai pirmam sluoksniui reikėtų skiest vandeniu šiek tiek, kad būtų lengviau įterpti į tuos trūkius. Šis teptukas, jeigu tai pasižiūrėti, įdomu savo formą. Kaip galvojat, kodėl tokia forma? Geriau dažyti patogiau. Taip, teisingai. Anza teptukas tarnaus ne vieną kartą. Vandens pagrindų sukurtus dažus išplovę šį teptuką galėsite naudoti daug kartų. Mirktelėjom į dažus arba šiek tiek sudrėkinam vandenuku, įdėjom į įdeklą, tik tai reikia taip, kaip tų plaukelių užsidarė, nebus taip, ir pasidėjom iki kitos dienos arba po savaitgalio. Ir už 2 dienų reikia naują teptuką, dėl to, kad šitas sukietėjęs. Ne. Reikia White Spirito nieko. Čia vandeniniai dažai. Jūs išsiplausit, kol teptukas neprižiūrės patį teptuką vandeniu su ūkiniu muilu, tokiam buitiniam priemonėm. Svarbiausia ta spalva, tai yra ta spalva, kurią aš turbūt labiausiai mėgstu, dėl to, kad jinai primena mano mėgstamiausią saldumyną, tai yra miso. Iš viso, ta lenta dabar atrodo kaip šokolado plytelė, norisi atsikast. Supakuoti kelionę? Sakau, antiek viskas gyvybiška, antiek viskas natūralu, kad aš neturiu žodžių. Audriau, labai jums ačiū už jūsų pamokas, kad jūs viską parodėt, kad jūs viską pademonstravot ir turbūt ne aš vienas padėkosiu, bet daugybė žmonių, kurie žiūrėjo šitą laidą Svajonių sodai, jie daug ko pasisems tiesiog patirties, jie žinos, kokie įrankiai, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, kokia eiga, kas po ko eina, kada impregnuot, kada dažyti, kiek turi džiūt, čia iš viso, Tikrai nesitikėjau, kad irgi taip iš apkerpėjusios tvoros galima ją prikelt antram gyvenimui. Rezultatas tikrai puikus, aš net nesitikėjau.